Va, tai kitas punktas mūsų ką, tai yra be kontrolės. Ir kažkas sako, nu kaip gali būti be kontrolės, jo? Viskasgi iširs, viskasgi čia subirės, čiagi bus bardakas. Vat visai prieš porą dienų man skambino viena sesė Kristuje, jo? Ir sako, aš sakau, ar jūs priima duonos laužymą? Jis sako, ne, pastorius pasakė, negalima, ką jūs čia dabar visi priminėsi duonos laužymus, kas čia betvarkė prasidės. Va taip yra traktuojamas supratimas, kad jeigu pastorius nekontroliuoja, kas kiek priima duonos laužymo, tai čia skaitosi chaosas, čia skaitosi betvarkė. Bet Jėzus pasakė, darykite tai mano priminimui. Ir raštas daugiau mums neduoda kažkokių tai rėmų, kažkokių reikalavimų, kad duonos laužymas turi būti tik su pastorium, tik religinės paskirties pastate ir tik vieną kartą per mėnesį. Žinau, kad kai kuriuose denominacijose konkrečiai šitos sąlygos turi būti išlaikytos ir dar tu turi būtinai priėmęs, reiškia, vandens krikštą šitoj bažnyčioj ir būtinai turi būti narių. Kitaip tu negausi duonos laužymo. Bet iš kur tai ištraukta, brangiai? Rašte mes to neskaitom. Rašte mes skaitom, kad Jėzus paskutinį vakarą paėmė duoną, sako, tai yra mano kūnas, už jūs laužytas, darykite tai mano prisiminimui. Jo, tai aš galiu prisiminti viešpatį trečiadienį? Galiu turbūt. Ir ketvirtadienį galiu, ir penktadienį galiu, ir sekmadienį galiu, ir pirmadienį vėl galiu, visą laiką galiu. Dievas sako, nepamirškite, pastoviai mąstykite apie mano žodį, pastoviai būkite manyje, jūs esate manyje. Taigi, čia tiesiog kaip vienas iš pavyzdžių, bet tos kontrolės labai daug. Ir kontrolės klausimas gąsdina labai daug tų, kurie turi tos, sakykime, valdžios ir bijo, kad jeigu nebus kontrolės, tai bus betvarkė. Jo? Audriau, ką tu gal pridėjo kažką tai? Aš galėčiau pasakyti iš tos patirties, kad kontrolė pasireiškia bažnytiniai teologijai arba mokyme, kada žmonės, kurie tarnauja kaip pastoriai, kaip pamokslininkai, yra įsitikinę tai, ką skelbia, tiesas ir skaito, kad neša atsakomybę, kad visa kaimenė, visa bendruomenė tikėtų taip, kaip yra skelbiama šitoje bendruomenėje. Ir netgi, teko susidurti su tokia praktika, kad pastorius nubrėžė rėmelį ir pasako, tai yra mūsų įsitikinimo rėmelis, jeigu kas nors šitam rėmeliui prieštarauja, jūs galite, esate laisvi. Tai aš čia kalbu ne tam, kad kažką kaltinti, bet tai, su kuo pats susidūriau, kad šita kontrolė yra bažnyčioje susijusi ir su teologija. Ir jeigu uždavinėjai nepatogius klausimus, tai tu į tave pradeda žiūrėti galbūt keistai, galbūt įtarėjai arba pasitikėjimas, galbūt kažkiek sušlubuoja ir tu supranti, kad tada tu turi daryti pasirinkimą. Aš kaip Audrius, kaip pamokslininkas turiu daryti pasirinkimą, ko man klausyti. Man klausyti paveldėtos teologijos, kurią galbūt su gerais motyvais, su Dievo vedimu atnešė į Lietuvą ir atsirado tos bažnyčios ir atnešė šitą teologiją. Bet kada aš šitoj teologijoje suprantu, kad šitoj teologijoje tos kaltės yra pernelyg daug visose srityse, ne vien tik tai žiūrint, tarkim, kalbant apie viešpaties atminimo vakarienę, bet apie narystę, apie norą tarnauti arba atsisakymą tarnauti ir sutikimą su pastoriumi arba pamokslininku arba su uždavinėjimu nepatogių klausimų, tada supranti, kad reikia daryti pasirinkimą. Ir aš asmeniškai, bet kokioje situacijoje ir skatinu ir jūs, ir tave asmeniškai daryti pasirinkimą. Pirmiausiai, klausyti viešpaties. Ką viešpats nori tau pasakyti ir kokia yra jo tiesa, koks yra jo vedimas. Ir taip, kartais gali pasirodyti, kad tai yra toks prieštarautojas bažnyčiai. Taip, galbūt toks aš ir buvau, kadangi uždavinėjau nepatogius klausimus, kurie maždaug skambėjo taip tai jeigu Dievo žodis sako, kad Dievas atleido, tai klausimas, kiek atleido. Ir šituose klausimuose jau tada atsiranda tam tikri dalykai,
Ir toj sistemoje, ir va tos patirtis, kada aš vieną dieną priejau prie tokio termino nemalonaus, kad evangelinė bažnyčia tai yra gerai. Ir čia, ką mes dalyvavom, yra gerai, bet tai aš jau įvardinu kaip religiją. Religijos dvasia, religija, kuri kontroliuoja, ir ta kontrolė, ir ta nesvarbu teologinė ar sisteminė, ta tokia kontrolė, jie vargina. Jie vargina, jie veikia per kaltę ir tos kaltės jau pakanka, kad vieną dieną, taip, aš asmeniniam ryšį su viešpačiu, aš klausiau, ką toliau daryti. Ir aiškiai supratau, kad šitą religinę aplinką aš turiu palikti. Ir kad aš palikau šitą aplinką ir aš sakiau, viešpatie, seksiu tavimi toliau, nežiūrint visų tų dalykų, su kuriais aš nesutinku, ir dalykų, kurie atnešė mano kaltę. Taip kaip Martinas dalinosi, atsiverčiau paprastą rašto eilutę Romiečiams 8:33, kur sako, kas kaltins Dievo išrinktosius. Ir aš čia, pamokslininkas, kuris pamokslavau tiek metų, ir iš tos eilutės aš vieną dieną taip pat sustoju ir paklausiau, viešpatie, tai ką čia reiškia? Kaip tu žiūri į mane? Dievas sako, aš nekaltinu. Ir toliau eilutė sako, jis net ir išteisina. Amen. Ir šita eilutė, šitos eilutės suvokimas ir apreiškimas ir atnešė visą tą laisvę, kurioje mes dabar gyvenam, kurioje mes dabar dalinamės ir nešam kitiems. Tai neišvengiama. Tai neišvengiama ir visi šitie dalykai kaip balastas, kaltė, konkurencija, kontrolė, trintis, kažkokie nesusipratimai, žiūrėjimai, tarinėjimai, teismai, jie nubyra tiesiog. Tiesiog dvasioje, laisvėje ir malonėje nubyra. Aleliuja. Super, jo, taip ir yra, visiškai galiu pritarti ir pasakyti amen po kiekvieno Audriaus žodžių. Tai iš tikrųjų, tai yra tikroji laisvė. Juk Evangelija reiškia nuostabi žinia. Juk pats žodis Evangelija, jisai reiškia, kad tai yra kažkas fantastiškai gero. Ir tas fantastiškai gera ir yra, kad Jėzus sumokėjo pilną kainą už tave ir už mane. Jėzus sumokėjo viską. Nereikia nieko pridėti prie Jėzaus atlikto darbo. Mums reikia tiesiog pažinti jį, judėti į jį, leisti jam atnaujinti mūsų protą, kad keistųsi mūsų siela ir mes galėtumėm dar daugiau būti toj laisvėj, būti tame artume, kam ir esam sukurti iš tikrųjų. Tai kalbant apie kontrolę, tai dar kartą norisi pasakyti, kad jos yra labai daug. Ji yra atnešta iš pasaulio ir jeigu jūs dar neklausėt šito pamokslų ciklo 4K formato bažnyčia, tai jūs galite perklausyti, ten 4 pamokslai. Jūs tikiu, kad rasit nemažai galbūt naujo jums, arba jūs taip nemastėte, iš tokio kampo jūs nežiūrėjote tai, bet tikiu, kad Dievas per tai jums labai padės ir atsakys į jūsų klausimus. Pavyzdžiui, viena sesė Kristuje kažkada manęs paklausė, sako, Martinai, kaip taip gaunasi, kad susikuria bažnyčia atgimusių žmonių, jie realiai atgimė, ten buvę narkomanai, buvę alkoholikai, dabar visiškai nauji kūriniai, ta prasme, nuostabiai šlovina viešpatį, juda kartu, bet laike, po kažkiek laiko, kažkiek užaugus kiekybiškai, pasidaro kažkokia totali kontrolė. Ir lyg tai tie lozungai labai geri, jo, lyg tai sako, kad, tai dėl jūsų pačių mes jūs kontroliuojam, tai dėl jūsų pačių mes jums neleidžiam ten kažko žiūrėti, kažkur eiti, kažką daryti, kažką sakyti, kažkom domėtis, mes viską čia dėl jūsų darom. Bet gaunasi totali kontrolė, gaunasi, kad žmogus negali augti, gaunasi, kad žmogus neskatinamas augti pažinime viešpatyje. Taip neturi būti, brangiai. Taip neturi būti. Vien tik tai geras lozungas, jisai neleidžia mums veikti ne Dievo metodais. Jo? Kodėl, paprastai kalbant, kodėl mes nenaudojam kontrolės? Jo, kodėl mes sakom, kad kontrolės negali būti Dievo bažnyčiai? Todėl, kad Dievas mus nekontroliuoja. Jūs tiesiog dabar galit paimti ir padaryti kažkokį tai dalyką, kuris Dievui nepatinka. Ir Dievas to netoleruoja, bet jis už jūs. Labai aiškiai reikia atskirti žmogų, kurį Dievas myli, ir veiksmą, kurio Dievas galbūt nekenčia. Jo, jeigu tai yra nuodėmė, tai
tai Dievas nekenčia nuodėmės, labai aiškiai yra parašyta, bet Dievas myli žmogų ir jisai mirė už tą žmogų, jisai ne tik kažkaip paviršutiniškai, nu jo, myliu, kaip ten kažkoks Buda ar dar kažkas, bet jis mirė, jis sumokėjo pilną kainą, jisai išliejo kraują, bet jisai dabar manęs nekontroliuoja, jisai supranta, kad aš, turėdamas tą laisvę, galiu rinktis ne tą, ką reikia. Ir vis vien jisai nepereina prie kontrolės, jisai nepereina prie tų manipulacijos būdų ar kažkokių gąsdinimų dėl liktai gerų dalykų. Tai ne Dievas. Jo? Čia dar gal reikėtų pridėti vieną svarbų tokį momentą, kad kažkas sako, tai kaipgi veiks visa struktūra, kaipgi jinai gali judėti, jeigu nėra kontrolės. Žinot, yra toksai sveikas dalykas kaip atsiskaitomybė. Bet atsiskaitomybė ne priverstinė, bet atsiskaitomybė natūrali. Nežinau, ar jūs atkreipėte tai dėmesį ar ne, bet kiekvienas iš mūsų mes norime pasidalinti tom, kom gyvenam. Ir tuo labiau mes to norime tai padaryti su žmogum, kuris mums yra autoritetas, bet autoritetas nepastatytas ir kažkieno, kaip sakyti, prikištas, bet tas autoritetas, kuris iš tikrųjų, per kurį Dievas laimina mane, mano gyvenime. Tai aš noriu pasidalinti su to žmogum ar su tai žmonėm, kaip yra mano gyvenime, kas man pavyko, kas man nepavyko, kodėl man nepavyko, tuo pačiu ir pasitarti jo. Tai yra natūrali atsiskaitomybė, kuri turi vietą ir turėtų turėti vietą. Ir tai yra vėlgi natūralus procesas, kurį pats Dievas į mūsų įdėjo, bet tame vėl nėra jokios prievartos, tame yra pasirinkimas, tame yra laisvė, tame yra lengvumas ir tegul taip ir būna. Jo?